noriu papasakoti apie tai, kaip auginti tabaką. Bet iš tikrųjų šiandieną noriu papasakoti apie tai, kaip apdirbti tabaką. Nuo pradžios pradėsiu, paaiškinsiu, gal jums paprasčiausia bus lengviau, kada suprantat, visą laiką bus aiškiau, kai su skaidrėm parodysiu, paaiškinsiu. Iš tikrųjų didžiausia problema ir iškyla pačiame sraigių tabako auginime. Susidurėm su tokia problema, kad užauginti mes ją užauginam, bet paskui, kaip ją apdirbti, tai pati didžiausia problema. Laiku einant visam video aš papasakosiu, kaip reikia tai daryti, kad nepadaryt klaidų ir kad turėtumėt gerą, tikrą tabaką. Trumpai apžvelgsiu, kaip reikia daryti, auginti tabaką teisingai. Mėginau auginti ir iš sėklų tiesiai į žemę ir visokiais kitokiais būdais. Imdavau vieną atskirą kažkokią tai tabako rūšį, bet priėjau prie tokios išvados, kad geriausia yra auginti. Tai yra dvi rūšis. Yra Kuba ir yra Virdžinija. Virdžinija ir Kuba sodinant šalia mes jas sukryžinam. Ir maždaug per 1-2 metus įgaunam labai gerą sėklą, kuri yra lengvai apdirbama ir turi paskui gerą tabako skonį ir iš tikrųjų maloni rūkyti. Pirmiausia, reikia tabaką sodinti į indelius. Sėjam iškart daugiau sėklų, palaukiam pakol sudygsta, ištraukiam, matom, kuri yra didžiausias vienas daigas, jį paliekam, kitus visus išraunam. Paliekam vieną tik tai daigą, patį stipriausią auginti. Tokiu atveju mes įgausim patį stipriausią augalą ir jis paskui netgi pasiekia iki 3 metrų aukščio. Ir lapai būna gana dideli. Vienu žodžiu, siekia net iki 60 cm ilgio ir maždaug apie 40 pločio. Taigi labai apsimoka tai daryti. Daigus augina maždaug iki 30-35 cm aukščio ir tokiu atveju paruošę žemę mes sodinam maždaug kas pusę metro atstumu į visus šonus, kad būtų maždaug po pusę metro, nes kada auga, paskui sunkiau. Ir nereikia pamiršti, kad lapus jau pradedam skinti. Kada mes daigus sodinam maždaug, jeigu pasiėmė balandžio mėnesio pabaigoje, tai yra geriausia, kada sėti. Juos tada jie kaip tik iki birželio maždaug pradžios, gegužės pabaigos užauga iki jums reikiamo dydžio. Ir reikia kas svarbiausia, į lauką sodinam tik tada, kada praeina pirmosios šalnos. Tai yra tada, kada baigia žydėti alyvos. Alyvos javos baigia žydėti, tada tikrai nebebūna šalnų ir tada reikia sodinti. Tada nenušals, nes šiaip tabakas labai bijo šalčių. Susodinam kas pusę metro į visus šonus, kad būtų atstumas maždaug. Ir geriausias yra, jeigu vienam žmogui, tai jau pilnai metam laiko užtenka maždaug 3-4 arų. Vienas svarbiausių dar dalykų, kada pasodinam, jau susodinam daigus, kaip, sakykime, jau kada kas teko kaime matyti, kai sodina kopūstus, taip ir čia. Susodinam daigus, kada daigas prigijo, įgavo savo jau tą tokią sustiprėję, grinai atsigauna, jo lapai atsigauna, būtinai vienas svarbiausių dalykų. Dedame jiems salietų, paprasčiausios salietų. Pridėjus šalia salietros, labai sustiprėja šaknis ir labai aukštai užauga, labai būna dideli daigai ir dideli lapai. Lapus, užkabinam vielutę ploną, būna daugiausia plonytė, jinai naudojama tai elektriniam piemenim, gal biškį per storą, bet būna plonesnė. Jinai tiesiog pasiduoda bet kuriai, ten, sakykime, Lietuvoje, Maksimui. Ja vienam gale pritvirtinam tvirtai, per kitą galą veriam lapus. Savo laiku aš mėginau padaryti, kad, suprantat, tas lapas nesiliestų vienas prie kito. Buvo tokių, prisižiūrėjau ten tokių visokių filmukų, kad
jie ten pradeda pelyti, ir tai yra netiesa. Juos galim veri, tiesiog vieną prie kito suveri ir kitam gale pririši. Tiesiog padarai tokią juostą su kabintuvu. Vienas yra svarbiausių dalykų, tai kad tabakas, jisai turi būti šitą patalpoj, tamsioj, po stogu, bet labai gerai, kad būtų, sakykime, turėtų tas patalpa kvėpavimą. Yra labai svarbu, todėl kad ta ventiliacija būtent ir palaiko, neduoda pelyti. Ir kitas dalykas yra vienas labai svarbus dalykas, tai kad suprantat, kada jums reikės nuiminėti lapus, jums reikia, kad jinai būtų tas lapas nesausas, o būtų truputį drėgnas. Kitokiu atveju teks dirbtinai juos supurkšti. Tada bus daugiau paprasčiausia darbo. O kada patalpa yra kvėpuojama ir laukia, kada būna rytas, o ypač Lietuvoje, kada būna drėgnas oras, tada geriausia nuiminėti, jį būna įsigėrusi. Būtent to mums reikiamo, suprantat, drėgnumo. Jau kada nutraukiam nuo lapų, tai yra nuo vielos tos lapus, susidedam į tam tikrą saudėžę, kokią jūs ten turit, nusistatot maždaug kiek, pavyzdžiui, pas mane yra 6 metrų ilgio, tai man kaip tik 3 nuėmimai nuo vielų užtenka vienam kaitinimui. Kaitinimui pradedam ruošti labai paprastai. Paimam, jums papasakosiu vieną paprasčiausią dalyką, kuris yra labai irgi efektyvus ir gana efektyviai veikia. Įmam 200 litrų bačką, apačioje, va, kaip matot ant nuotraukos, padedam 4 šamotinės plytas, gaunasi maždaug 12 aukščio ir tada mes sudėję tas plytas įpilame vandens. Į vidų įpilame 1 kibirą vandens, 12 litrų kibiras vandens, tai yra kaip tik tiek, kiek reikia garinimui. Kada įpilam vandenį, padarom vieną tokį dangtį. Jis turi dengti visą dugną, skaitykim, tegul lieka po centimetrą iš kraštų, pridarom skylių, kad turėtų eiti garai ir ją uždedame ant šitų plytų. Uždėję ant plytų mes jau įpilus vandens, aišku. Uždėję ant plytų jau mes turim paruošę vietą, kur sudėti mums tuos vadinamus lapus. Va taip atrodo jau uždėtas tas skarda ant tų akmenų, apačioje užpiltas vanduo ir tada tokiu atveju jau mes ruošiam lapus. Aš asmeniškai naudoju va tokį dujinį šildytuvą, kuris aplinkui pastatytas toksai, pastatyti bačkai vieta iš šamotinių plytų ir jį įjungiu ir jisai kaitina iš apačios ir su juo lengviau yra palaikyti vienodą temperatūrą. Temperatūra turi būti maždaug apie 90 laipsnių. Toliau bačko dar paaiškinsiu ten, kai viršus bus parodyta, kur turi būti maždaug uždėtas šitas vožtuvas ir temperatūros matuoklis. Paimam va tokius maišus, bet reikia nepamiršti, kad pirmiausia turit nuimti nuo pagrindinio šito stiebo. Tai yra ta pagrindinė šaka, ant kurios laikosi tie lapo visi minkštimai. Jūs turite tą pagrindinį kotą nuimti, todėl kad tas pagrindinis kotas, jisai neišlaiko, supranta, to, nesuyra tiek, kad paskui, kada darai tabaką, kad jisai nemaišytų kimšimų. Sudedam į tokius paprastus bulvinius maišus, dedam maždaug trečdalį maišo, galima daugiau iki pusės, bet kuo iš tikrųjų mažiau, tuo jis geriau įsigarina. Garinimas, be kita ko, jis turi vykti maždaug apie 4 valandas 3 kartus. Reikia nepamiršti, kad kada kaitinam, būtinai turi būti pertrauka.
4 valandas pakaitinom, turi visiškai ataušti, geriausia išimti, išpilti tą vandenį, jūs įsitikinsit, kiek išeina toksinų. Lieka vanduo visiškai juodas, tamsus kaip smala. Kuo jūs daugiau pakeisit, tuo skanesnis tabakas bus ir tuo bus maloniau rūkyti. Uždedamas dangtis, dangtė jau yra paruošta skalė, kur matosi temperatūra, spaudimas, už toliau matosi juodoja, tai yra įstatytas vožtuvas. Dėl viso pikto, kad suprantat, jums, kada sukels didelę temperatūrą, kad kartais neįvyktų kokio nemalonumą. Bet šiaip aš galiu pasakyti, aš iš karto atsuku, yra, jeigu jūs naudosit po tokią pat bačką, yra nedidelė tokia skylutė, vienas yra įpylimo, o kitas yra alsoklio pagrindu. Tai vat įsukam iš karto alsoklį, jį padarom, tik pastatom ant viršaus ir tokiu atveju mes jau iš karto apsisaugom nuo, sakykime, galimo kažkokio susižalojimo. Sakykime, kad vožtuvas ar nesudirbtų ar kas, tai tiesiog jisai iš karto išeina po biskį gerai ir jis nesusidaro ten jokio didelio slėgio, o mums jo didelio ir nereikia, iš tikrųjų užtektinai pilnai veikia taip, kad. Taigi dar pasikartosiu, kaitinam 4 valandas iki 90, kad būtų laipsnių, gali būti iki 110, nedaugiau, nereikia, 90 laipsnių, 80 laipsnių. Kada prakaitinom 4 valandas, užgesinam, palaukiam, kada ataušta, geriausia vėl tą vandenį išpilti, užpilti naują vandenį. Ir taip 3 kartus. 3 kartus po 4 valandas, jeigu jūs padarysit šitą procedūrą, jūsų tabakas bus labai puikus ir labai skanus. Iškart galima atspėti, kada bus toliau parodysiu, kaip jau sudėta džiovinimui ant tinklo. Įeinant į kambarį jaučiasi, jeigu gerai paruoštas tabakas, kvepia medum ir pavasarinė pieva. Tai vat šitas dalykas yra pats svarbiausia. Jeigu tabakas jisai nekvepia, vadinasi, jūs kažką negerai padarėte, ne taip kažką paruošėte. Šiuo momentu reikia pristabdyti biškį, pauzę padaryti ir paleisti, ten yra filmukas, kaip rodoma, kaip reikia nuimti nuo pagrindinio kotelio tas visas tabako minkštimą ir tokiu atveju jau, kada nuimam nuo to minkštimo, tada vadenam į tos maišus ir tada kaitinam. Būtent, kada ten liks tie šoniniai visi, jų nesvarbu. Jūsų tas 3 kartus kaitinimas, jisai iš tikrųjų duos jums minkštą ir jums nesijaus jie. Vienas kitas, jeigu ir papuls, tai čia yra nebaisu. Ten į darbo metu jau kada kemšam, kada darom, tada galima, suprantat, jį išmesti, bet tai būna labai retas atvejis, kad ten kažkoks būna storesnis, kietesnis, nes iš tikrųjų labai gražiai apsidirba garinime ir tokiu atveju labai gerai gaunasi tabakas. Tokį karkasą, paimam pigų tinklą, geriau, kuo jisai smulkesnis, to geriau. Jį ištempiam, prisegam su skabėm ir tai jūsų yra džiovykla. Mano džiovykla jinai siekia 3 metrus ilgio ir metrą pločio, tai man yra efektyviausia, man jos užtenka pilnai, kadangi aš tik tai pats savo naudoju tabaką, tai man jisai, jeigu šeimoje yra daugiau žmonių, gal reikia ten 2 ar 3, daugiau tų tokių pasidaryti stalažėlių, suprantat, į pastatai išmaišai. Bet čia jau matom, kaip yra išdėliota jau iškaitintas ir išdėliotas tabakas.
Reikia nepamiršti, jį stengtis ir kuo ploniau išdėlioti, kai jis geriau džiūtų, kadangi jis gauna kvėpavimą ir iš apačios, ir iš viršaus, jis iš tikrųjų gana greit džiūsta. Bet nepatingėti, laikas nuo laiko pavartyti, praskirstyti, jeigu yra, vis tiek būna, kada kaitinis sulimpa į vieną krūvą. Tai turit nepamiršti, kad visą tai reikia prižiūrėti, tvarkyti, daryti. Kada lieka daug užaugusių tų stiebų, visokių šakų nuo šitų, nukertam šaknis, o tos storus stiebus paimi, susmulkini per smulkintuvą, šakų traiškytuvą, bent jau aš taip darau. Sudedu juos į maišus, maišau su kvietiniais šitais šiaudais susmulkintais ir labai gerai auga kreivabūdės grybai. Taip, kad aš paskui visą žiemą dar valgau, nuotraukėlę, kaip aš pas save namuose pasidarau 5-6 tokius po 10 kg, suprantat, maišus ir juose auginu grybus kreivabūdės. Labai skanus grybai, labai gerai laikosi šaldymo kamerų, išimi kaip gaunasi, kaip. Tai jeigu bus kada proga, tai aš paimsiu, dar jums papasakosiu, kaip daryti patiem šitos grybus, kaip jų sėklas pasidaryti. Ir, o šiaip tai, jeigu jums patiko šita medžiaga, pasižymėkit, prisiregistruokit ten pas mane ir aš iš tikrųjų dėsiu dar filmuotas medžiagas, kaip aš susmulkinu tabaką, ką dedu į jį, kad gerai kimštųsi, kaip reikia gerai pasiruošti kimšimą rankiniu būdu, labai paprastai, per 15-10 minučių pasidarai savo pakelį cigarečių. Taigi, jeigu kas, paspauskit patiko ar nepatiko ir tada mes galėsim dar įdėti, matysiu, jeigu žmonės susidomėjo, tai aš galėsiu daugiau įdėti visokios medžiagos. Kitą pavasarį ruošiu daryti medžiagą nuo pačio daigo iki pat nuėmimo. Visą tą noriu filmuoti, daryti medžiagą filmuotą. Jeigu tikrai kam patiks, tai aš taip ir padarysiu. Taigi, visiems iki.